Tai trumpai. Gimtadienio proga nupirkom draugui bilietus į NBA varžybas, na ir nusipirkom juos savo. Todėl šiandien esam ką tik išvariau prasibėgti. Šiandien pasisekė, kad mes kažkaip labai prisitaikėm prie režimo. Šiandien atsikėlėm ryte visi žvalūs, tvarkingai. Vakar daug, aišku, nieko nenuveikėm, tiesiog pavalgėm, nuvalgėm į bariuką. Šiandien manau varysim Explorer. Čia mes gyvenam. Varom pusryčių. Aišku, nebūtų kelionė, jeigu jos kažkaip nedokumentuočiau. Susitvarkiau savo juostinį minoltą, išsivaliau visą telefą ir pradėjau rašinėti. Reikia pagaliau užsitaisyti savo kamerą. Vis svarstau, kokią juostą pasinaudot. Turiu 5 šitai kelionei. Pagaut nuoverę? Taip. Leisiu liepti į medį, kad dabar gali pagaut už vadovas įsukti ir užmest ant stogo. Realiai taip jau yra, kad nelabai įsivaizduoju kelionių be fotoaparato. Nežinau, jisai mane lydėjo nuo pat pirmų kelionių ir nežinau, šitie du dalykai man yra labai glaudžiai susiję. Jeigu reiktų gyventi su 16 žmonių, tai saks čia kaip tokie kambariai. Visą laiką ląstelėse labai daug žmonių būna visokių skirtingų. Ne, čia tai aukščiausio lygio. Ką tik pavalgėm pusryčius, čia yra mūsų 3 diena Vašingtone. Vakar praleidom taip visai chill, sakyčiau, tiesiog vaikščiam, nuvarėm į muziejų, buvo labai šilta diena, paragavom dar daugiau greito maisto. Šiandien iš tikrųjų eisim jau į rimtas varžybas kašio. Tai, manau, pasisekė padaryti nemažai gerų kadrų visos kelionės metu. Padariau ir porą naktinių kadrų. Tokia ta kelionė į Vašingtoną. Dėkuoju, kad žiūrėjote šitą vlogą ir iki kitų kartų. That's 2 shots for Georgetown.